Kaip yra su požeminėm aikštelėm? Irgi geras klausimas. Skambina vienas klientas. Nuvažiavau į Lenkiją ir išskridau, ne? Įvažiavau požeminę aikštelę ir skrendu, žiūriu, mašina važiuoja. Ir skambina man. Važiuoja mašina. Mano pirmas klausimas, o kur mašina? Požeminė aikštelė. Nu tai va, jinai važiuoja dar. Ryšys dingo informacija. Tai ant to, kada nutrauktas ryšys, tai programėlė toliau mato, tai ką tokiu atveju daryti, o kaip... Nu nieko tu žinai, kad požeminė aikštelė nėra ryšio tenai, nu. O jeigu tai palieki požeminė aikštelė ir nori užsivesti, pavyzdžiui... Neužsivesi. Neįmanoma. Ne, požeminė aikštelė ar nereikia, irgi nereikia gal vesti, reikia tenai vesti. O šiaip iš principo tada tokią paslaugą renkasi daugiausia žmonės, kur automobilius laiko kieme. Kaip yra su garažais? Apie garažą tai turiu savo nuomonę, kad jeigu tam pačiam pastate garažas, tai atidarai šilumą, išleidži, važiuoji su smarve, žodžiu, ir automobiliui dar antikoroziniai dalykai, karšta, šalta. O kitas atvejis, tai garažai dažniausiai būna užgrūsti ir vis tiek žmogus laiko. Nu, jeigu atskirą garažą, tiesiog kaip daugiabučiuose būna, turi garažus, bet jie kaip, atskirą. Aš tai jau sakyčiau, pavėsinė gal geriau ir užvedimas. Pagrindiniai paslaugos pirkėjai vyrai ar moterys? Dažniausiai atvažiuoja vyrai. O perka moterim? Nežinau. Praeitais metais labai mažai, gal net iš viso neskambina moterys. Šiais metais nemažai skambina moterų. O įdomu, kodėl? Ar jos nežino apie tokią funkciją, ar tiesiog palieka automobilius vyrams? Gal praeitais metais mažiau populiari ta sistema buvo, šiais metais daugiau populiari, daugiau žmonių mato, daugiau nori, žinai. Tai. Ir dar tokius visokius video filmuojam, kad yra vis tiek geriausiai moterim, ten, kur ir ten dažosi, kavą geria, žinai, automobilis šiltas. Nu taip, ryte reikia pasiruošti. Man būna kokių nors įdomių pamąstymų ar poreikių pas žmonės. Aš nenoriu nešiotis jokio rakto, man reikia, kad viskas ten laikrodžių valdytųsi, viską, žinai. Bandom surasti sprendimą, kaip sakyt, kartais randam, kartais nerandam. Nu, buvo klientas toksai gana viens įdomus, kad jam nereikėjo užvedimo, bet pas jį super galingas variklis, kur jam reikia, kad 10 minučių automobilis būtų užsikūręs ir negali su juo važiuoti, kol neiššils automobilis iki tam tikros temperatūros. Ir atvirkščiai, grįžęs jisai namo, turi palikti automobilį užvestą, kad jisai per 10 minučių nusiramintų variklis ir sukristų visi tepalai, ta prasme, į ramybės būseną. Toksai gal įdomesnis atvejis.